Sveiki visi, kaip ir įprastai sveikinuosi su jumis iš PDM garažo, kuris, kaip matote, yra išties tuščias. Situacija yra tokia, jog šis PDM garažas yra uždaromas. Bet prieš atsakant į klausimą, kas ir kodėl, noriu patikslinti, jog KM6 projektas niekur nedingo, jis yra beveik baigtas ir jau važiuoja. Mustango variklio svapas KM6 man buvo pats sudėtingiausias ir daugiausiai rūpesčių sukėlęs projektas, kurį esu šiame garaže daręs per pastaruosius 10 metų. Bet detaliai apie šį projektą ir visus iššūkius susijusius su KM6 aš papasakosiu kitame epizode. O šiandieną daugiau noriu pakalbėti apie tai, kas tokio nutiko, jog tenka išsikelti iš šių patalpų. Tad per pastaruosius porą metų, kol rinkau KM6, susikaupė nemažai technikos. Šį pavasarį kieme buvo 10 transporto priemonių. Džiugu, kad racionalaus proto užteko parduoti bent vieną automobilį, tačiau visus likusius kažkur tenka padėti. Tad PDM keliasi į naujas patalpas ir nedaugžodžiaujant, kviečiu keltis į kitą kadrą. Tai sveiki, atvykę į naujuosius PDM namus. Tai trumpai pakalbėkime apie tas patalpas. Kaip ir minėjau, kadangi susikaupė nemažai automobilių per pastaruosius porą metų, tai labai paprastas dalykas, reikėjo naujų patalpų ir šį vasarą iškrito pasiūlymas išsinuomoti naujai statomas patalpas. Tad šią erdvę, kurią jūs čia matote, tai yra dalis patalpų, čia yra apie 65 kvadratus. Tikslas šiuose patalpose išlaikyti viso labo stelažą, porą spintelių, keltuvas ir automobiliai, prie kurių aktyviausiai yra dirbama. Už šios sienos yra perinamas garažas, ten yra dar papildomai apie 18-20 kvadratų, ten yra laikomas jau vienas projektas. Ir po visom šitom patalpom yra dar ir rūsys, tai reiškia, čia turim 65 kvadratus, ten apie 20 kvadratų, tai reiškia, tiek pat ploto turime dar rūsyje. Ten yra numatyta turėti kaip dirbtuves, visą fabricationą, kad visos dulkės, purvas ir visi darbai vyktų ten, jau būtų galima išlaikyti šitą erdvę švarę. Na, o dabar galim trumpai pakalbėti apie tai, kokie darbai nusimato šiame garaže artimiausiu metu. Tai prieš jūs yra KM6, tai prioritetas yra pasibaigti maksimaliai būtiniausius darbus prie jo, tai yra keli smulkus darbai tam, jog atitiktų automobilis reglamentą, stabdžių šviesos virš stiklo ir panašios tokios jau realiai smulkmenos, kadangi automobilis yra pilnai važiuojantis. Toliau matote jau uždengtą ant ratų stovinčią kregždutę. Ten, kaip žinia, yra V6 turbo Mustango irgi variklis. Tai automobilis yra važiuojantis, bet ten yra nemažai tokių dabar jau kosmetinių darbų. Tai vos tik pabaigsiu pagrindinius darbus KM6. Pereisiu prie kregždės, taip pat po užvalkalų matosi motociklas, tai motociklas laikomas realiai arčiau pavasario. Ir po to bus dar keli projektai, kuriuos pristatysime arčiau link pavasario. Pristatysime patirtį su automobiliais iš Amerikos, jų turėjome 3 ar 4. Taip pat pakalbėsime ne tik apie automobilius, motociklus, bet ir kitokio tipo transporto priemonės, tai yra toks vienas projektas. Tai šiandieną trumpai tiek apie naujienas PDM garaže. Artimiausiu metu sugrįšime jau su video apie KM6. Iki.